Londono mieste gyvena 3 kartus daugiau žmonių negu visoje Lietuvoje. Tačiau Londonas yra skaitomas kaip vienas iš liūdniausių ir vienišiausių miestų. Nors Londono viešojo transporto sistema yra viena pati geriausia visame pasaulyje, tai yra tiek dienos metu ir tiek ypač naktį gali nusigauti iš bet kur į bet kur ir panašiai. Naktiniai autobusai, tuo labiau dabar šiais metais pristatyti naktiniai tūbai, jie padeda keliauti labai greitai, labai lengvai ir labai paprastai. Tačiau vis tiek, tas faktas, kad truks keliauti 1,5 valandos į vieną pusę, visada verčia susimąstyti, ar tikrai noriu susitikti, ar tikrai verta susitikti, puodelį kavos, gal tikrai neverta. Dėl to žmonės dažniausiai lieka namie ir sėdi vieni patys ir tiesiog susirašo su draugais, nes susitikti kartais yra tiesiog per daug darbo. Yeah, I think it's lonely. I would say I've had, like, back home I have a good 30 friends, whereas here I have like 5. Just because it's so, it's not that it's hard to get to them, it's just you have to plan your travel long to for get an event. Like to get 2 miles is about an hour, 2 hours. And then, I mean, you don't want to drive because it takes just as long. And on top of it, there's I think traffic it's a as bit well. lonely. As well as planning the time you're going and then the time you have to leave to get there. But it just takes up your time. Alcohol brings everyone together. And love. Ir tikrai ne aš vienas toks tinginys, kuris tingiai eiti su žmonėms susitikti. Nepamirškite, kad man 1,5 valandos reikia kažkur važiuoti į centrą su kam nors susitikti ir kitam žmogui irgi reikia 1,5 valandos. Tai visiems yra didelė kelionė, visiems yra daug darbo susitikti vieni su kitais. Ir tikrai nėra, kad aš gyvenčiau kažkokiam užkampį, kur man būtų praktiškai neįmanoma dasigauti iki centro ir susitikti su žmonėms. Man iki centro dasigauti tikrai nėra problemų, kitiems žmonėms irgi nėra problemų. Nesvarbu, kur tu gyveni, bet susisiekti nebus sunku, nebus sunku pasiimti autobusus, traukinius ir panašiai, metro ir nuvažiuoti į kitos vietos, tiesiog tai truks baisiai ilgai. Per ilgai. Like I visited my friend who I hadn't seen for about a year, who now lives in just outside of London in Kent. And it does make those meetings really special, because then it was like, you have so much to catch up on and it's really nice, but then it does mean I'm probably not going to see her for at least another 6 months. Kodėl šį video darau būtent dabar? Geras mokyklos laikų draugas Karolis nusprendė tiesiog konferencijos darbo reikalais, važiavo į Londoną ir paklausė, ar noriu susitikti puodelį kavos. Savame suprantama noriu, bet geras porą valandų galvojau, ar tikrai noriu, ar tikrai verta su juo susitikti. Ir ne dėl to, kad tiesiog nenoriu su tuo žmogum susitikti, dėl to, kad reiks keliauti 1,5 valandos į vieną pusę, 1,5 valandos į kitą pusę po darbo. Vienas susitikimas puodelį kavos, ne kaip Klaipėdoje, ypač kaip Klaipėdoje, kur visas centras, visas senamiestis yra 20 minučių atstumu pėstute, kur tiesiog gali nueiti puodelį kavos po darbo, susitikti su draugais ir išsiskirstyti per valandą viską atlikus. Londone to nepadarysi. Londone vien kelionė, vien susitikti vienam puodelį kavos, kelionės truks 2,5–3 valandas man šiandien, taip kad vienas puodelis kavos kainuoja visą vakarą. Dėl to žmonės dažnai ir galvoja, ar verta ar neverta tikti su draugais. Ir dėl to draugų kiekis labai sumažėja ir pagrindiniai draugai belieka tie, su kuriais dirbi. Vienas iš privalumų, gyvenant Londone, kalbant apie transportą ir susitikimą su draugais, yra naktinis transportas. Naktinis transportas yra idealus, su juo gali praktiškai bet kur ir bet kada, kad ir vidury nakties nusigauti ir problemų tikrai nebus. Mes suprantama, bus autobusas su 400 kitų girtų žmonių, kurie rėkaus dainuos ir šauks ant tavęs dėl neaišku kokių priežasčių, bet esmė yra tame, kad nereiksim takso, nereiksim nereiks Uberio ir panašių dalykų, tiesiog gali su paprastuoju viešuoju transportu tikrai nesunkiai grįžti namo. Aišku, truksi 15 metų, bet grįši anksčiau ar vėliau. This public transport here is just so exhausting anyway. Yeah. I'm miserable. Like, no one ever's happy on public transport. That's the thing. Vienintelis Londono keliavimo privalumas yra tai, kad yra pakankamai daug laiko klausytis audio knygom ir žiūrėti filmus. Niekur nekeliauju be gerų ausinių ir be audio knygas. Jei kas nors dar neskaitėte knygos arba neklausėte, tikrai rekomenduoju audio knygą Douglas Adams Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ideali knyga, ypač pirmoji dalis garsinta by Stephen Fry. Tikrai rekomenduoju, tikrai verta ir tikrai jums patiks. Tikimybė, kad laiku atvyksite, kur jums reikia, Londone yra
gal 10%. Yra tik 2 variantai. Arba vėluosite gerą valandą, arba būsite 1,5 valandos per anksti. Per viduriuką praktiškai nieko. Sveikas, sveikas. Labas, Jonas Know English. 100 metų. O, gerai. Iki? Pagaliau, tvarkingai. Sėkmės. Susitiksim Vilniui. Kita argumento pusė yra ta, kad Londonas yra pats geriausias miestas turėti daug draugų. Vėl, Londone gyvena 8 ar 9 milijonai žmonių ir visi yra tikrai pakankamai draugiški, prie bet ko prieėjęs gali su juo pradėti šnekėti ir jis ar ji tau tikrai atsakys ir, gal ne tikrai atsakys, bet 90% žmonių su jumis mielai pasišnekės, pabendraus, padiskutuos visais klausimais, kuriais norit diskutuoti. Ypač jeigu mėgstat klubus. Ko tai ko, bet klubų Londone tikrai pakankama ir jeigu jūsų mėgstamiausias laisvalaikis yra klubai, naktiniai klubai, tai Londone draugų tikrai susiras. Tai yra priklauso nuo to, kokie jūsų pomėgiai, ką jūs mėgstat daryti dienom naktim. Arba neturėsit draugų, arba turėsit arba susiturasit daug naujų draugų kiekvieną kartą, bet ko gero ne tų pačių ir ne visada. Londonas yra labai gera vieta susirasti draugų, trumpų draugų pažįstamų, būtent pažįstamų, o ne tikrai gerų, artimų draugų, kurie galėtų būti kaip šeimos nariai. Reiktų nepamiršti, kad Londonas yra visai kitoks miestas palyginus su kitais didžiaisiais miestais. Kiti miestai tikrai neturi tokio gero viešojo transporto sistemos ir tikrai naktimis nėra labai lengva grįžti. Tiek, kad žiūrėjot, šiandien tiek ir iki kito karto.